Labas rytas visiems. Labai džiugu matyti visus, aišku, su tokiais truputėlį išjungtais ekranėliais, tačiau matau, kad čiatas jau mūsų aktyvus. Ir šįryt tikrai turim gausų klausytojų būrį, tai tikiuosi, kad šita valanda neprailgs ir, na, ne tik sužinosit šiek tiek daugiau apie sensorinius poreikius, bet ir sužinosit kažką tai naujo, išsinešit tam tikrą žinutę. Tai kadangi jau turim 1 minutę po 9, tai tikrai norėčiau pradėti mūsų pokalbį apie sensorinius poreikius. Na ir kaip matote mano ekrane, šiandien kalbėsim apie pajautimo meną, apie tai, kaip suprasti vaikų sensorinius poreikius. Tai kalbant apie sensorinius poreikius, galiu pasakyti, kad tai yra, na, pati mėgstamiausia mano tema. Padidinsiu ekraną, kad matytumėt viso ekrano režimu. Tai būtent kalbant apie sensorinius poreikius ir kaip suprasti vaikus, kaip suprasti tai, ką jie jaučia, tai yra labai svarbu, nes sensoriniai poreikiai, ypač mažame amžiuje, gali labai stipriai įtakoti vaiko raidą, tam tikrus ir kalbinės raidos procesus, taipogi gali įtakoti ir tai, kaip sekasi draugų būryje, kaip sekasi referentinėse grupėse įsilieti, kaip sekasi lankyti ugdymo įstaigą. Tai sensoriniai poreikiai yra, na, tokia universali tema. Tai nėra lengva tema ir tai tikrai per 1 valandą nėra įmanoma papasakoti visko. Tačiau šiandien pasistengsiu truputėlį pakalbėti apie tai, kas svarbiausia, apie tokius fundamentinius dalykus ir tikrai lauksiu mokymuose tų, kurie norės sužinoti šiek tiek daugiau. Šiandien mūsų tema sensoriniai poreikiai. Ir sensorinius poreikius yra labai svarbu, na, ne tik suprasti, bet ir pamatyti, na, per kitus tokius akinius, kas tai yra tie sensoriniai poreikiai ir kaip jie išsireiškia. Ir pats svarbiausias turbūt dalykas tai yra gebėti palaikyti, gebėti suprasti. Kadangi daug metų konsultuoju tėvelius, kurie augina vaikus turinčius įvairiausių sensorinių poreikių, sensorinių sutrikimų, tai tikrai labai dažnai irgi išgirstu tokių pasakymų, kad, na, pavargom, nesuprantam, nežinau, ką mes darom ne taip. Tai tikrai šiandien galbūt atsakysiu į keletą klausimų, kurie yra svarbus tam, kad, na, galėtume efektyviau komunikuoti, bendrauti. Ir sensoriniai poreikiai, kadangi įtakoja labai daugelį žmogaus gyvenimo sričių, nes mes visi turim įvairiausių sensorinių poreikių. Tai šiandien mano tikslas pakalbėti ne apie diagnostiką, ne apie diagnozes, ne tam, kad jūs susirastumėt savo kažkokių tai diagnozių. Kartais mano studentai juokaudami sako, kad po mano paskaitų jau sako, žinot, ir aš apie save kažką tai pastebėjau. Tai jokių būdų tikslas nėra toks. Tikslas yra būtent efektyviau komunikuoti ir pastebėti tam tikrus sensorinius poreikius, žinoti apie juos ir žinoti, ko galbūt nereikėtų daryti ir ką reikėtų daryti vienoje arba kitoje situacijoje. Tai prieš keliaujant į sensorinių poreikių analizę ir kokios pas mus yra sensorinės sistemos, kaip jos išsireiškia, ar ne, tai pradėkim nuo tokio paprasto dalyko, nuo savo asmeninės patirties. Tai dabar, kai sėdite prie ekranų, tai taip, jūs neturite jungtų kamerų ir neturite mikrofonų, bet turit chat laukelį. Tai jeigu galit ir norit, galėsit juo naudotis drąsiai viso renginio metu. Bet dabar ką norėčiau, kad padarytumėt? Atsisėdę prie kompiuterio ekranų, tiesiog užsimerkite ir pajuskite savo kūną. Tai yra sugrįžkite į save, susikaupkite į tai, ką jūs girdite, nes girdite tikrai ne vien mano balsą ir turėtumėt girdėti dar aplinkos kažkokių tai garsų. Atkreipkite dėmesį juos, kiek jų yra, ką girdite. Būdami užsimerkę,
pamatykite vaizdą, reginį, bet kokį. Pamėginkit užuosti, kokius kvapus jaučiate. Galbūt jaučiate šviežiai skrudintos kavos aromatą, nes pasidarėte kavos puodelį ir mes susitinkame čia ryte, ar ne? Taip, galbūt užuodžiate kažkokias gėles, užuodžiate kažkokius kitus kvapus, ar jie yra malonūs, ar jie yra nemalonūs jums. Gal jie jums trukdo, gal kaip tik atpalaiduoja. Taip, ir pajuskite, kaip jaučiatės. Nuo pirštų galiukų keliaukite savo kūno viršun, tai yra per blauzdas, kelius, šlaunis, pajuskite savo pilvą, skrandį, širdį. Taip, pajuskite pečių juostą, pajuskite savo galvą, kaktosritį. Ar turite įtampų? Ar jūsų kūnas yra visiškai atsipalaidavęs ir esate visiškai ramiai nusiteikę? Galbūt sėdite kabinete, kas jungiatės iš darbo vietos, kur sėdite keliese su kolega, negalite atsipalaiduoti, ar ne? Tai visiškai normalu. Tai dabar galite sugrįžti į mūsų paskaitą, ar ne? Ką pajutote, tai tiesiog išsineškite šitą žinutę sau, kaip aš šiandien jaučiuosi, kaip aš šiandien ryte atsikėliau, ar aš šiandien atsipalaidavęs, ar aš sudirgęs, ar kažkur tai nespėjau ir taip toliau. Kiekvieną dieną mes jaučiamės kažkaip. Lygiai taip pat mes turim įvairiausius sensorinius poreikius visi ir nepaisant to, kad kalbėsim apie sensorikos sutrikimus, tai mums visada yra labai svarbu, kaip jaučiasi mūsų kūnas. Nėra tokių universalių jutimų, bet įdėjau 2 tokias nuotraukas tiesiog pagalvojimui, pamąstymui, ar ne? Pavyzdžiui, pirmoji nuotrauka, tai kai mes stebime tyliai ramiai miegantį kūdikį, gražus kūdikis, ar ne, ir stebime, simpatiškas vaizdas ir tai yra tikrai toks, ramybės įsikūnijimas tam tikras. Ir kaip ir sakiau, universalių kažkokių tai dalykų nėra, kokius jausmus mums gali sukelti vieni arba kiti vizualai, vaizdai, tačiau kas liečia, pavyzdžiui, tokią nuotrauką, tai ganėtinai dažnai tai sukelia mums kažkokį globos, galbūt rūpesčio jausmą ir tai yra visiškai normalu. Antrasis truputėlį, tokiai mini provokacijai įdėjau, nes gamta visą laiką mus tarsi atpalaiduoja, toks ramybės oazės paieška, kai mes norim ramybės, tai dažnai galvojam, kad kaip norėčiau pabėgti į gamtą, į tą natūralią sensorinę erdvę. Tai nebūtinai toks paveikslėlis, ar ne? Tai gali būti tiesiog žalias miškas, jūra, ežeras tykus, ramus ir tie dūmai gal mus kaip tik nuteikia visiškai neramiai. Tai kiekvieną dalyką mes vertinam per savo asmeninę patirtį, per mūsų sensorinių poreikių sistemą, per tai, kas mums yra svarbu. Ir lygiai taip pat, kai mes kalbam apie sensorinius poreikius, mums yra labai svarbu žinoti, kaip tie sensoriniai poreikiai atsiliepia vaiko gyvenime, kaip jisai mato, supranta tam tikrą aplinką, į kokius galbūt dirgiklius galėtų sureaguoti stipriau, į kokius mažiau sureaguoti ir taip toliau. Keliaujam prie truputėlį jau konceptinių dalykų. Sensoriniai pojūčiai, sensoriniai poreikiai, sensoriniai sutrikimai visada vienokiu arba kitokiu būdu veikia vaikų elgesį. Ir nesvarbu, kur jie yra, ar jie yra namuose, ar jie yra mokykloje, ar jie yra gatvėje, ar yra kažkokioje tai prekybos centro vietoje. Mūsų sensoriniai poreikiai yra kritiniai, kurie gali ankstyvoje vaikystėje labai stipriai stabdyti vaiko raidą. Ir lygiai taip pat atliepus tuos sensorinius poreikius labai galim matyti greitą pokytį, kuomet vaikas gali geriau susikaupti, jisai gali susikoncentruoti į kognityvinės sferos vystymą, į kalbinės raidos vystymą, į žodyno plėtrą, į socialinę komunikaciją ir taip toliau. Kai kalbam apie sensorinius poreikius, tai yra 3 pagrindinės mūsų sensorinės sistemos, kurias jūs matote čia parašytas. Tai yra vestibulinė sistema, propriocepcijos ir taktilinė sistema. Tai yra tokie 3 grandai, kurie
stovi ant, galima sakyti, centrinės nervų sistemos ir jie reguliuoja visą žmogaus gyvenimą, visą pojūčių sistemą, elgesį, emocijas ir taip toliau. Iš šitų 3 sistemų pati pagrindinė tai yra vestibulinė sistema. Na ir kaip matot, tai yra parašyta, ką ji reiškia, ne? Kad tai yra mūsų GPS sistema. Jinai reguliuoja judėjimą, pusiausvyrą, mūsų galvos padėtį. Atrodo paprasti dalykai. Dabar paanalizuokim, kas vyksta vaiko gyvenime. Kai kalbam apie šitas sensorinės sistemas, na, mums kartais galbūt atrodo, kad tos sensorinės sistemos pradeda vystytis kažkur tai vėliau. Jeigu kažkas dalyvavote renginyje metodinių kortelių pristatyme, tai aš jau buvau minėjus, o galbūt nebeprisimenat, ar ne, kad taktilinė sistema tai yra pati pirmoji, kuri išsivysto dar įsčiose. Ir tas mažas kūdikėlis, kuris vystosi, ar ne, jis jau turi savo taktilinę sistemą, praktiškai nuo galbūt 6 išsivystymo savaitės. Ir vėliau, be jokios abejonės, jisai vysto labai svarbias kitas vestibulinę propriocepcijos sistemą. Gimimo momentas jisai irgi labai svarbus. Kartais mes savo pacientų klausiam, papasakokit savo gimimo istoriją. Ar jūs gimėte Cezario pjūvio metu, ar jūs gimėte natūraliai? Kodėl? Todėl, kad jau pati gimimo istorija vaiko, jinai suformuoja tam tikrą vestibulinės sistemos, propriocepcijos sistemos, taktilinės sistemos pojūčius. Jie yra aštresni, jų yra daugiau, jų yra mažiau, arba sistema yra jautresnė ir panašiai. Ką tai reiškia? Kai gimsta vaikas Cezario pjūvio metu, tai galite netgi pasiskaityti įvairiausių mokslinių straipsnių apie tai, kad gali būti padidėjęs tam tikras jautrumas. Taktilinės sistemos, apie kažkur tai 12% vaikų su tuo susiduria. Propriocepcijos sistemos irgi panašus procentas, vestibulinės sistemos irgi gali būti jautrumas. Ir dėl to ta gimimo istorija mūsų kiekvieno, galit pagalvoti netgi apie save, kaip jūs gimėte. Ar natūraliu būdu, ar ne, ar Cezario pjūvio metu. Kitas dalykas, vaikas vėliau vystosi. Ir vestibulinė sistema, kaip sakau, tai yra pagrindų pagrindas. Kodėl? Todėl, kad jinai keliauja per tą patį neurologinį traktą, kaip ir limbalinė sistema, arba kitaip tariant, emocinė sistema. Tai, na, prisiminkim, kaip atrodo tas kūdikėlis, kuris pradeda verstis ant pilvo, jisai pradeda po truputėlį kilti nuo žemės, tai yra labai stipriai dirba su savo rega, nes, kai žinot, kūdikėlis pakyla šiek tiek nuo žemės, vėl nusileidžia, vėl pakyla, tai dirba ne tik jo propriocepcijos vestibulinė sistema, bet taipogi intensyviai dirba rega, todėl kad mes visą laiką dirbam savo neurologinį svarbų darbą, matuojam va tą atstumą iki žemės. Tai yra arčiau, toliau, lygiai taip pat kūdikėlis guli ant nugaros, ar ne? Ir pasiėmęs žaislą, jį kažkaip tai bando užsidėti kažkur tai, arba į vieną pusę nusimesti į kitą. Kas tuo metu vyksta? Tai vyksta aktyvus ir visų refleksų integravimas, ir lygiai taip pat vyksta tiesiog regos stimuliacija, tai yra akių, rankų judesio darbas, tai, ką mes darom kiekvieną dieną. Jūs sėdėdami galbūt prie kompiuterio ekrano kažkas geriate iš puodelio kavą ar arbatą dabar klausydami manęs, tai jūs lygiai tą patį daro darbą, prisitraukdami savo puodelį iki burnos, ir jums nereikia žiūrėti į tą puodelį taip stipriai, ar ne, nes jūsų rega jau buvo išvystyta toj naujagimystės fazėj. Tai vėliau kūdikis pradeda ką daryti? Ropoti. Dalis vaikų, kurie gimė Cezario pjūvio metu, jie neropoja, jie iš karto stojasi. Tai kas gaunasi? Mes matom iš tikrųjų, kad tai gali būti tada jautresni emociškai vaikai, nes ropojant visą laiką tas, atrodo, smegenų skysčio cirkuliavimas toksai vyksta, ir prisiminkit, tikrai esat visi matę, kai kūdikis yra ant 4, jis ne tik ropoja, bet dar ir pasiūbuoja, paropoja, sustojęs šiek tiek, ar ne? Ir ką reiškia tas pasiūbavimas, tai va, jisai būtent užsotina savo vestibulinę sistemą.
Toks irgi įdomus dalykas, ištyrus visas pasaulio tautas, paaiškėjo, kad siekiant nuraminti kūdikį visais laikais, tiek ir dabar, tiek ir anksčiau, mes naudojam tą patį vestibulinės sistemos stimuliavimą. Tai yra, ką darom, pasiimam kūdikį ir jį liuliuojam. Va taip, va tokiu judesiu, ar ne, aukštyn, žemyn, švelniu judesiu mes jį liuliuojam. Tai reiškia, kad netgi mes gimstam jau su tam tikra genetinė informacija, ką mums daryti. Tai būtent ta vestibulinė sistema, dėl ko yra pagrindas, dėl to, kad mums visada reikia judėti. Judėti reikia tiesiai, kai mes vaikštome, sėdime. Judėti reikia horizontaliai, kai mes atliekam kažkokį tai lenkiamą judesį. Esu pasakojus jau, ar ne, kai žmogus turi vestibulinės sistemos, tokį jautrumą, sutrikimą, labai sunku dažniausiai padaryti lenkiamą judesį. Tai tie vaikučiai, kurie, bijo to lenkiamo judesio, jie turi jautresnę vestibulinę sistemą, tai mes galim iš karto pamatyti, kad jie yra, gali būti lėtesni, gali jiems labai patikti visos veiklos prie staliuko kažkur atsisėdus, rankdarbiai, labai kruopštūs vaikai. Jie gali ilgą laiką piešti, netgi pakankamai ankstyvoj vaikystėj, tarkim, metukų, pusantrų, ir tu žiūrėk, kad sėdi prie to staliuko ir dirba toks darbštuolis, ar ne, nes renkasi tokią saugią veiklą, kuri būtų labai, jam patogi. Tai aš sėdžiu prie stalo ir man nereikia niekur bėgioti. Kitas dalykas, tai ankstyvoje vaikystėje irgi galim pamatyti, kad labai gerai jaučiasi vežamam vežime. Tokie vaikučiai, jie labai mielai važiuoja, įsikimba į savo vežimėlį, ar ne, dairosi visur, sukinėja tą galvytę. Ir jeigu mes jau norim, kad jisai išliptų iš to vežimėlio ir pavaikščiotų, tai tada jau aišku, vaikšto arba aplink tą vežimėlį, arba labai jau daug nuo to vežimėlio nenueina. Tai todėl, kad būtent šita vestibulinė sistema, jinai susijusi taipogi yra su šiek tiek tam tikro nesaugumo jausmu. Kai kalbam apie vestibulinės sistemos svarbą, tai mūsų atveju, sakykime, kaip keliaujant prie pavyzdžių, kokio gali būti simptomai arba kokie gali būti požymiai, kad ta vestibulinė sistema yra jautresnė, kad žmogus patiria tam tikrų iššūkių. Tai galėtų būti įvairūs tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, bijojimas supynių. Vaikas 5 metų, pavyzdžiui, dar nemoka išsisupti pats ant supynės. Atsisėda ir sėdi ir laukia, kad kažkas, mama, tėtis pasups. Gali būti taip, kad, pavyzdžiui, kadangi vestibulinė sistema yra taipogi susijusi su statinė dinaminė pozicija, pavyzdžiui, kai mes leidžiamės nuo kalniuko, ar ne, tai net atrodo, kad mūsų plaukai, veidas patiria tą tokią kažkokią švelnumo būseną. Tai yra būtent mūsų vestibulinės sistemos funkcija. Tai tiesiog kaip leidžiamės nuo kalniuko, ar ne, ir tas toksai vėjelis lengvas pereina per veidą. Tai būtent vestibulinė sistema atsakinga už perėjimą mūsų kūno iš tos statinės pozicijos į dinaminę, ir supynių supimo metu, jeigu vaiko vestibulinė sistema yra jautri, jisai gali sėdėti ant tų supynių ir pajudinus mamai ar tėčiui tas supines, gali pasileisti netgi rankos. Tai yra, ir gali jisai nukristi. Nes reiškia, kadangi žmogaus pusrutuliai yra du, kairysis ir dešinysis, mes su jais gimstam, tai neurologinės jungtis apjungus kairį ir dešinę pusės, jos pamažu formuojasi tarpusavyje. Ir kai kalbam apie vestibulinę sistemą, tai būtent daugiausia vestibulinė sistema yra atsakinga už sujungimą. Kartais mes irgi klausiam, kaip veikia vaiko rankos, kaip veikia vaiko kojos. Tėveliai sako, veikia puikiai, viena ranka puikiai ir kita ranka puikiai. Ir jis puikiai atlieka viską su viena ranka ir viską su kita. Kai reikia sujungti dvi rankas, tai tada reikia pusrutuliams susijungti, kad atlikti, pavyzdžiui, atsukti stiklainį. Tai tada matom kokį dalyką, kad netgi liemens kontrolė kažkur dingsta, tai yra vaikas net nulinksta į šoną. Kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad nėra pakankamai išvystyta ta vestibulinė sistema, lygiai taip pat mums labai svarbi šita sistema.
kad mes išmoktume plaukti baseine, kad mes išmoktume važiuoti dviračiu, nes reikia įjungti ne tik dvi rankas, bet ir dvi kojas. Ir reikia dar galvą sukinėti. Ir tai yra ypatingai svarbu. Dėl to matom, ar ne, kad kai nėra, tarkim, to surišimo rankų kojų, tai tokiu atveju mums visą laiką reikia priminti tarsi, ar ne, padaryti tam tikras nepatogias padėtis per žaidimą, nes sensorinė integracija yra susijusi su gera emocija, su tarsi tam tikrų žaidimų, žaidimo pateikimu vaikui ir siekimo tikslų, kurių mums reikia sensoriniai integracijai. Kitas atvejis, kai, pavyzdžiui, vestibulinė sistema yra alkana, kai jinai nori tų įvairiausių stimulų, tai galim turėti vaiką, kuris visą laiką juda. Kaip sakiau, ar ne, vestibulinė sistema atsakinga už mūsų padėtį. Padėtis būna 3. Tai ta tiesioji, kai šokinėjam ant batuto vaikštom, sėdim, gulimoji, horizontalioji ir statinė dinaminė. Tai jeigu vaikas yra sensoriškai ieškantis ir jam trūksta vestibulinių impulsų, jisai žino, kad jeigu jisai daug bėgios, arba paėmęs telefoną, jisai scrollins, kažką tai darys, ar ne, tai jisai visą laiką užkraus vestibulinę sistemą, nes vestibulinė sistema yra pagrindinė kodėl. Todėl, kad jinai dar jungiasi su mūsų regos receptoriais ir su ausimi, tai yra ausies kanaliukais. Kai ausyje, jeigu pasižiūrėti taip, kas yra tos ausies viduje, ar ne mūsų, tai ausyje yra mūsų tokie vadinami semicirkuliariniai kanaliukai, kuris yra toksai skystis ir ten yra kristaliukai. Tai jeigu aš palenksiu galvą šitaip atgal, tai kas atsitiko? Mano ausies kristaliukai pajudėjo, nes tas skystis skatina juos judėti. Ir tokiu būdu mano centrinė nervų sistema gavo informaciją apie tai, kad tu žinai, kreivinienė, pajudinai ką tik galvą. Jeigu mes lenkiamės, paimdami iš kokios indaplovės indus ir kraunami viršų, veikia kita mūsų otolitinė sistema, kitas kanalėlis, semicirkuliarinis kanalėlis, kuris atsakingas už lenkiamą judesį. Jeigu mes vaikštome tiesiai, kitas. Tai reiškia, kad žmogus gauna skirtingą vestibulinę informaciją. Ir kai vaikui trūksta judesio, jisai gali tiesiog jį pasimti aplinkoje. Jis gali nuolat šokinėti ant batuto, jis nuolat gali bėgioti. Ir problema yra kame? Kad jisai atlieka tas veiklas, kurios jam yra lengviausiai prieinamos, nes jis neturi galbūt gerai išvystytos lenkiamosios sistemos ir jisai visą laiką šokinėja, bėgioja ir atrodo, kiek daug bėgioja, jisai atrodo dar daugiau galėtų bėgioti ir jisai nenusiramina. Tai atsakymas į šitą dalyką yra dėl to, kad nėra judesio keitimo. Yra vienakryptė informacija, kad mes duodam tik tai tiesinį informaciją. Tam, kad mes pasotintume tą vestibulinės sistemos alkį, mums reikia judesio pozicijų keitimų. Mums reikia lenkiamo judesio, statinio, dinaminio judesio, ne vien tik tai šokinėjimo ant batuto arba bėgiojimo, nes mums reikia to plastiškumo. Kitas dalykas, jeigu daug naudojama vizualinių stimulų, tai pavyzdžiui, vaikai, kurių vestibulinė sistema labai jautri, jiems būna, kad labai patinka prisegtiems sėdėti automobilyje ramiai ir jie gali labai ilgą laiką važiuoti. Ir ką jie daro? Jie žiūri pro langą ir skaičiuoja, kabutėse, medžius, objektus. Tai yra jų centrinė nervų sistema, jų vestibulinė sistema renka vizualinius stimulus ir tokiu būdu užkrauna vestibulinę sistemą per regą. Tai reiškia, kad visą laiką jisai aktyviai naudoja regą mūsų vestibuliniai sistemai pasotinti. Tai lygiai tas pats būna, jeigu vaikas atsiduria, pavyzdžiui, dideliam prekybcentryje ir yra daug žmonių, vienas praėjo, antras, 10, mes juos irgi matom, tos žmonės, bet mūsų sistema, kadangi veikia puikiai, jinai tikriausiai neskaičiuoja kiekvieno žmogaus automatiškai. Ir kas atsitinka, jeigu būna daug visokiausių tų vizualinių stimulų, kai mes atsigulam kokioj deprivacinėje aplinkoje, tai yra vakare, jau viskas, einam miegoti, ar ne, atsigulėm į lovą, ramiai čia.
Ir matom, kad vaikas negali užmigti, svartosi, jam visokie ten tie vizualiniai stimulai dar yra neišrūšiuoti. Tai smegenys sako, žinai ką, va čia tai tilpo į tą stalčiuką, o čia dar didelis gabalas visokių vizualinių tų stimulų, tai yra tų žmonių, kuriuos tu priskaičiavai, medžių ir viso kito, jie netelpa. Tai ką su jais daryti? Ir lygiai tas pats būna dėl to judėjimo, tai yra, kad aš daug galbūt šokinėjau ant batuto, daug bėgiojau ar ne, ir atrodo, kad pervargo vaikas, o nusiraminti negali. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, su aukštom emocijom. Tai kadangi vestibulinės sistemos jautrumas susijęs su aukštom emocijom, tai dažniausiai, kai turim vaikus, kurių vestibulinė sistema yra jautresnė, tai tėveliai labai būna tokie įsitempę, nes jeigu jau vaikas šaukia, atrodo, kad dėl pačio mažiausio menkniekio, atrodo, kad atsitiko kažkokia labai didelė nelaimė. Ir tiesiog yra natūralu, kad mes kaip tėveliai galim sureaguoti labai jautriai, bet iš tikrųjų tai gali būti labai kažkokia tikrai paprasta situacija. Tai va būtent tas emocinis ramumas ir tėvelių emocinės ramybės išlaikymas yra tikrai labai svarbus šitoj situacijai, nes vaikai su vestibulinės sistemos jautrumu, jie turi dažniausiai mažesnę savivertę, jie kažkaip labiau save numenkina, apie save galvoja, kad jie tarsi kažkokie kitokie negu kiti, jiems galbūt nepasiseks, jie labai stresuoja, jeigu kažkas jiems nepasisekė, o jeigu dar kažkoks autoritetas pasako, kad va, matai, tau nepavyko, tai aišku, tada visiškai jie jaučiasi sugniuždyti ir tikrai jiems tada yra labai sudėtinga. Kartais jie gali irgi atrodyti geltonai, pažymėjau tam tikras tokias etiketes, kokias mes kartais matom užklijuojant visuomenė yra tingus, nu jisai visada toksai tingus, jisai nejudrus. Tai pavyzdžiui, jau iki mokyklinio ugdymo įstaigoje mes matom, kad žinot visi, kad turim įvairius ten tos šokių ratelius ir vienam vaikui nesiseka, jis neplastiškas, jis negali atlikti kažkokių plastiškų judesių, nejaučia ritmo, visi jau baigia šokti, jisai dar tik pradeda, ar ne? Tai irgi gali būti simptomas to, kad tai yra vestibulinė sistema jautresnė ir aišku, jeigu visi visą laiką akcentuoja, kad tu nespėjai su grupe, tu nepadarai taip plastiškai kaip kiti, tai tada vaikas nenorės eiti į ugdymo įstaigą, tada, kai bus tą dieną šokių būrelis, nes natūralu jis ten jaučiasi blogai. Jeigu važiuoja automobiliu, greitai supykime. Irgi tai rodo jautresnę vestibulinę sistemą, nes jinai susijusi su autonominė nervų sistema. Tai su tokiais iššūkiais. Tai yra, kad mes greičiau užprakaituojam, kyla emocijos, ar ne, nes mūsų migdolinė liauka yra įsitempusi, jinai pasiruošusi gintis. Ir taipogi, aišku, gali supykinti, nes, natūralu, jeigu tu supsies ant supynės ilgą laiką į vieną pusę, tai, ta jau centrinė nervų sistema sakys, žinai ką, gal jau tu sustok ir siunčia signalą, kur į skrandį, kad tave pradėtų pykinti, nes o kaip tave kitaip sustabdys. Antroji sistema mūsų yra propriocepcijos. Jinai labai glaudžiai susijusi su vestibulinė sistema ir su mūsų kūno padėtim erdvėje. Tai taipogi yra labai svarbi sistema, vadinamas mūsų kūno žemėlapis. Tai paprastai propriocepcijos sistemos problemas mes galim pamatyti irgi ankstyvoje vaikystėje, tai netgi ir raumenų tonuso kitimą galim matyti, kad pavyzdžiui žemesnis raumenų tonusas, pabliuškęs toks kūnas, sunkiai atrodo kažką tai daro, koordinacija gali būti irgi sutrikusi. Labai sunku atlikti smulkios motorikos veiklas, pavyzdžiui, susekti sagas, gali nematyti, kur eina, atrodo, stalas stovi vidury klasės, bet eina tiesiai per stalą, atrodo, durų tarpas didelis, bet neįtaiko į duris, ar ne? Gali būti tiesiog specialiai inicijuoti kažkokius atsimušimus į daiktus, į žmonės, taipogi kai pradedam, tarkim, duoti kažkokias tai dėlionės vaikystėje, tai netgi matom, kad labai sunku sudėlioti dėlionę net iš nedaug detalių, nes propriocepcija susijusi ir su tokiu erdviniu matymu. Tai dėl to mes galim, aišku, pastiprinti šitos sistemos vystymą per ką?
per stiprius apkabinimus, per tos tokius pažaidimus, patampymus, pasirąžymus, kada mes įkraunam visą savo propriocepcinę sistemą per sąnarius. Taipogi kompresijos per sąnarius, kūno šukavimas, jisai labai pagerina supratimą, kur mano ranka, kur mano koja. Tai netgi būna taip, kad, tarkim, neskiria kairės nuo dešinės arba negali tiesiog atkopijuoti tam tikrų judesių, kai sujungiam priešingą ranką, priešingą koją. Aišku, taip pat labai sunku dažniausiai nusėdėti, tai kaip ir vestibulinės sistemos sutrikimų atveju, tai tikrai gali būti, kad supasi, pavyzdžiui, ant kėdės arba, tarkim, linksta kažkur nuo tos kėdės, arba būna, kad vaikšto tik ant pirštų galų, specialiai inicijuojant tą mažesnį atramos plotą ir taip toliau. Tai prasta akių rankų koordinacija gali būti, mažesnis jautrumas skausmui. Tai yra jau sudėtingas dalykas. Tai vat propriocepcijos sistemos sutrikimai, jeigu jie liečia skausmo pajutimo slenkstį mažesnį, tai tuomet mums reikia labiau stebėti šitos vaikus, nes gali būti taip, kad vaikui lūžusi ranka, koja ir jisai tiesiog, jis tiesiog yra tada ramesnis. Bet jisai nešaukia, jisai gali nepasakyti, kad jam kažkas labai skauda, tai nereiškia, kad jam neskauda, bet tiesiog išraiška yra, tokia rami ir mes tiesiog galim nepastebėti, kad vaikui atsitiko kažkas tai. Taktilinė sistema. Tai taktilinė sistema turi dvi tokias skirtingas neurologinės takus. Viena atsakinga už gynybinę funkciją, kita už diskriminacinę. Kai mes, pavyzdžiui, diskriminacinę labai paprastai galim suvokti, ar ne, jeigu prie mūsų ekranų sėdi moterų, net nebejoju, kad yra moterų ir, pavyzdžiui, jūs norite išsitraukti lūpdažį iš rankinės, įkišat ranką ir ką darot, sukat. Sukat ranką, kur pačiupsit tą lūpdažį, nes jūsų pirščiukai, va čia yra pagrindiniai jūsų receptoriai, kaip ir burnoje yra pagrindiniai receptoriai. Mes ką darom, mes bandom pačiupti, ar ne, lūpdažį, žinodami, kaip jisai turėtų apsičiuopti mums. Taigi mes turim jau šitą informaciją ir mes matome pirštų galais. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, antroji funkcija, kuri yra labai svarbi, tai yra ta vadinama gynybinė. Jeigu temperatūra aukštesnė negu 42 laipsniai, tai mums neturi būti šilta, mums turi skaudėti. Tai lygiai taip pat ant žvakės liepsnos, jeigu jūs uždėsit ranką, ar ne, ir ta žvakė kaitina jums delną, tai jūs labai greitai patrauksit, nes jau jūs pasiekėt savo ribą, jau jūs nejaučiat, kad karšta, bet jūs jaučiat, kad jums skauda. Tai tokiu atveju, pavyzdžiui, simptomai tai irgi galėtų būti tokie, kad, tarkim, net lygintuvo nejaučia, kad yra karšta, kad skauda. Gali būti sutrikęs tas temperatūrinis jutimas, kad žmogus piktas, bet nesupranta, kad reikia nusirengti, kad jis perkaitęs yra ir perkaitęs reaguoja labai emocionaliai. Taipogi gali, pavyzdžiui, labai nekęsti stovėjimo eilėje, tai kartais aš taip šaržuoju, kad tas COVID laikotarpis, kai tarp eilių, tarp žmogaus būdavo po pusę metro turėjom stovėti, tai čia buvo idealus laikotarpis tiem, kurie turi tą taktilinį jautrumą, nes mes tikrai laikėmės didelio atstumo. Dabar, kai vėl mes suartėjome, ar ne, tai žmogui kyla nemalonus jausmas netgi išlaikant tam tikrus atstumus, kad stovi tarsi per arti ir atrodytų nedaug dieve mane palies. Labai jautrus gali būti rūbų etiketėm, rūbų tekstūrai, faktūrai. Labai yra svarbu, ką rengtis, kokia yra patalynė. Ir tiesiog gali netgi nusipurtyti pamačius tam tikras tokias tekstūras, faktūras, ypač nenatūrales ir tiesiog jų net nenorėsti liesti. Oda, aišku, yra mūsų pats didžiausias kūno organas, tai yra mūsų akis ir ausis, ar ne? Tai mes per odą gaunam labai daugelį pačių įvairiausių jutimų, kaip ir jūs darėte tą tokį praktikumą, užsimerkę, ką darėte, ar ne? Jautėte, kaip jaučiatės, tai jūs ėjot irgi per savo vidaus kūną, bet taipogi mes turim ir išorės jutimus per išorės sistemą. Mes sėdim tam tikros temperatūros kambaryje, kabinete, mes turime rūbus, kurie liečia mūsų odą ir daugelis šitų faktorių įtakoja, taipogi kaip mes jaučiamės, ar komfortiškai, ar nelabai. Tai ta taktilinė sistema
gali žmonės tikrai gąsdinti, kad bus netikėtas prisilietimas, tai tikrai nereikėtų to daryti, reikėtų įspėti, kad aš tave paliesiu arba ar aš galiu tave paliesti. Gali žmonės labai nemėgti plaukų kirpimo apskritai, bet kokio prisilietimo aukščiau pečių, gali specialiai inicijuoti va tos trinimus, pavyzdžiui, būna trina ranką ar ne ir vieną vietą kažkokią tai. Kam? Kam tai daro? Tai yra tam tikra gynybinė reakcija, kad iššaukti propriocepcinį jutimą. Paimkit, patrinkit savo taip delną ir pažiūrėkit, jau nebėra tas švelnus jutimas, ar ne? Tai yra stiprus jau suspaudimas, kurį jūs jaučiate. Tai kai žmogus blogai jaučiasi, jį erzina tokie švelnus jutimai, netgi pasisveikinant, jūs ištiesit ranką, oi, žmogus iškart jau pasitrauks, ar ne, nes, nu ką, jūs skatinat iš tikrųjų tą taktilinį prisilietimą, kuris jam yra nemalonus. Tai mes turim iš tikrųjų kalbėti žmonių kalba, kurie turi šitų sensorinių poreikių ir juos suprasti, ir tiesiog pasisveikinimas gali būti stipresnis paspaudimas, kompresinis per sąnarį, tai kitą kartą, kai jūs norėsit pasisveikinti, vaikas matys, kad jūs kalbat jo kalba, jūs jį suprantat, ar ne, jisai išties tą ranką. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, esant taktiliniam sutrikimui, tai gali patikti tokie grubesni žaidimai, kai atsitrenkimai inicijuojami įvairūs. Taipogi labai sudėtinga yra užsirišti batus, gali būti sudėtinga ir sagas užsisekti, orientuotis labai sunku uždarose erdvėse. Apie interocepciją aš paminėsiu tik tokį galbūt svarbesnį dalyką, labai nesiplėtosiu. Interocepcija yra mūsų vidaus jutimai, tai yra, pavyzdžiui, širdies plakimas, skrandžio darbas, jeigu mes jaučiamės kažkaip tai neramiai ar ne viduje ir taip toliau. Tai yra visi tie jutimai, kas yra mūsų kūno viduje. Tai interocepcija mums yra svarbi dėl ko, kad kartais interocepciniai jutimai yra painiojami su vestibulinės, pavyzdžiui, sistemos jutimais. Ir sako, žinot, jisai labai jautrus yra, jisai labai toksai verksmingas, jisai piktas būna. Tai vėlgi gali būti tokie vaikai, kurie nejaučia, kad jiems reikia pavalgyti, atsigerti. Jie yra alkani, bet neateina signalas į centrinę nervų sistemą, eik pasimk pavalgyti. Ir tokių vaikų yra, ir tada jie pradeda pykti, ir suaugusieji, kurie yra greta, jie turi žinoti, kad tas vaikas, jisai negali būti alkanas, jisai turi pavalgyti, jisai turi atsigerti, ir labai svarbus tada jiems yra režimo išlaikymas, tam tikras dienos ritmas, kad būtų ne tokie nervingi, emocionaliai, tokie, kaip pasakyti, sudirgę. Tai toliau mūsų sistemos kaip rega, klausa, uoslė, tai yra mūsų jau receptoriai, kurie tarsi sąveikoja kartu su kitomis sistemomis ir padeda formuoti judesį, orientuotis aplinkoje ir taip toliau. Jane Iris apskritai yra mokslininkė, kuri sukūrė visą sensorinės integracijos teoriją. Mano studijos buvo pagal Jane Iris klasikinę teoriją. Turim ir sekėjų, ir tam tikrų krypčių pasaulyje, kurios yra prieinamos. Bet man yra visada artimiausia ta klasikinė teorija Jane Iris apie sensorinius sutrikimus ir sensorinę integraciją. Ir jinai kalba apie tai, kad jeigu mes nesuprantam vaikų sensorinių poreikių, mes galim tiesiog matyti elgesį, mes galim fiksuoti, kad jisai labiau išdykęs, jisai labiau galbūt turi kažkokių emocinių problemų, o iš tiesų mums reikia suprasti, kad vaiko sensoriniai integracijai reikia padėti per žaidimą, per pozityvą, per kažkokių tai užduočių ir iššūkių pasiūlymą, kuriuose jisai gali nugalėti. Tai yra labai svarbu. Ir ne visi vaikai gali pasiimti, nes ne visi vaikai yra sensoriškai ieškantis tam tikrus simptomus iš aplinkos ir tam tikrus dalykus, ką mato aplinkoje, arba pasimti juos netinkamai, kaip pasakojau apie vestibulinės sistemos sutrikimą. Kai nėra patenkinami vaiko sensoriniai poreikiai, tai visą laiką jis jaučiasi
ne taip. Jisai jaučiasi blogai ir tai yra neurologiniai dalykai. Ir negali būti taip, kad, mes sakom, žinai, tu truputį pakentėk, tu būk ramesnis. Jis negali to kontroliuoti. Ir kai kalbam apie sensorinę integraciją ir sensorinius sutrikimus, Jane Eyre's pagrindinė mintis buvo, kad mums kaip specialistams, kaip tėvams, kurie norim suprasti sensorinius poreikius, mes turim užsidėti tarsi padidinto stiklo akinius ir žiūrėti į tai, kas vyksta kitu kampu. Tai yra, kad mes neturim klijuoti etikečių, bet mes turim žiūrėti, kas yra žemyn, tai yra, kas papildomai gali būti, kokios neurologinės funkcijos, reakcijos gali būti. Trumpai parodysiu klasikinę mūsų tokią naudojamą schemą, kaip mes matom mūsų pacientą. Tai viršuje, jūs matot, ar ne, sakykime, kodėl yra svarbi ta sensorinė integracija. Jeigu mes turim neuronų tinklą, o neuronų tinklą turim visi, to jau netrukus aš dar parodysiu jį, kokį mes turim, tai prieš intervenciją mes jį tokį turim, pirmas paveiksliukas, po 2 savaičių neuronai pradeda formuoti jungtis. Įsivaizduokit, kad jūs pradedat mokytis naują kalbą. Tai jūsų neuronai po 2 savaičių, kai jūs mokotės intensyviai kalbą naują, jie pradeda formuoti jungtis, nes jums šito gabumo reikia, ar ne? Po 2 mėnesių matom, kad po intervencijos, po darbų jau mes turim kur kas tankesnį neuronų tinklą. Ir kai kalbam, ar ne, apie centrinę nervų sistemą, kodėl ta intervencija svarbi? Tai matot, apačioje čia yra pats svarbiausias tas mūsų blokas, ar ne, mūsų smegenis, kurios yra vienos ir jos turi viską apimti, ką mes jaučiam, kaip jaučiamės, iš išorės, iš vidaus, sugerti visas tas emocijas, surūšiuoti viską ir taip toliau. Matote, kad mes turim taktilinę sistemą, vestibuliarinį aparatą ir propriocepciją ant centrinės nervų sistemos. Vėliau ateina receptoriai, kurie irgi įtakoja, kaip mes jaučiamės aplinkoj. Ir toliau jau žiūrim, ar ne, ar mes turim kūno judesių valdymą, ar suprantam, kur yra dešinė, kur kairė pusė, ar mes galim išlaikyti savo laikyseną, pasilenkę, ar mes griūnam ant šono, ar ne. Tai ir žiūrėkit pačiam viršuje, kas nematot, aš jį garsinsiu, kad yra akademiniai gebėjimai, kasdienės veiklos elgesys. Kai mes norim pakeisti elgesį, kai mes norim pastimuliuoti kalbinės raidos vystymą, kai mes norim pastimuliuoti kažkokius tai gebėjimus, mes turim žiūrėti, ar visos sensorinės sistemos ir funkcijos susijusios su tom sensorinėm sistemom, ar jos yra atlieptos, kad mes galėtume kaip laipteliais lipti į viršų. Nes kuo daugiau laiptelių atliepsim, tuo geresnė bus vaiko raida. Kas yra taipogi labai įdomu, kaip vystosi neurotipinis vaikas ir vaikas su autizmo spektro sutrikimu. Tai pavyzdžiui, kiekvienas iš mūsų turim vienokį arba kitokį, vadinamą tą smegenų tinklą. Tai kai neuronai suformuoja tam tikras jungtis, mes tai vadinam sinapteriniam jungtim arba sinapsių jungtim arba neuronų tinklu. Vaikas jau gimsta su tam tikru neuronų tinklu. Ir vėliau link 3 metų, specialiai aš paėmiau 3 metų, tai yra mokslinės studijos rezultatai, kai mes turim, skaitykim, kairėje pusėje tipinės raidos 3 metų vaiko smegenų tinklą, matot, kad su dešinėje pusėje esančiu smegenų tinklu jie skiriasi. Tas dešinėje pusėje tinklas jis yra kur kas platesnis, ar ne? Ar tai reiškia, kad jis yra funkcionalesnis? Atsakymas dėja ne. Kas vyksta? Tai skirtingumas yra toksai, kad ankstyvajame periode stebime dabar tą oranžinę liniją, kad mokslinės studijos sako, jog kai mes turim vaiką su autizmo spektro sutrikimu ir jisai auga, tai link 3 metų gaunasi toksai hiperaugimas neurologinių jungčių. Ir tų jungčių labai padaugėja ir gaunas toks hiperaugimas, kad tiesiog ženkliai daugiau platesnis neurologinis tinklas. Tuo tarpu, kas vyksta su smegenimis ir su tom jungtim neurotipinių vaikų, tai kai jie auga ir mato tą mėlyną juostą, tai link 3-4 metų,
yra susiformavęs va tas tam tikras neuronų tinklas ir jisai šiek tiek taipogi keičiasi. Dėl ko? Dėl to, kad smegenys turi tokią funkciją kaip neuronų arba sinapsių genėjimą. Tai yra iškerpa tam tikras dalis, kurios nereikalingos ir tarsi išmetam lauk. Ir tuo atveju, kai žiūrim į tą oranžinę schemą, matom, kad nuo 3 metų maždaug pradeda labai stipriai mažėti tam tikrų jungčių vaikų, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. O tuo tarpu vaikų neurotipiškai besivystančių mes matom, kad tarsi ta juosta jinai taip ir tolygiai eina, nes natūralu, kad tam tikrų sinapterinių jungčių mums nebereikia, jas gali ir iškirpti mūsų smegenis, bet formuojasi naujos, nes mes gyvendami ar ne, mokomės naujų dalykų. Kokios yra pagrindinės išvados iš tų visų mokslinių studijų, kad kai kalbam apie sensorikos sutrikimus, yra stebimas būtent perdėtas, ženkliai didesnis sinapterinių jungčių susijungimas, tų sinapsinių jungčių grūstis tam tikra, netgi iki 15%, tam tikrose regionuose, kai mes kalbam apie sensorinius poreikius, apie sensorinius sutrikimus, apie autizmo spektro sutrikimą, nes dėl to tai formuojasi va tas jautrumas. Tuo tarpu kitų sinaptinių jungčių tankis, lyginant vaikų su autizmo spektro sutrikimu ir neurotipinės raidos vaikų, matom, kad gali būti netgi iki 20% mažesnis, todėl kad tiesiog smegenys taip nutarė, kad tų jungčių nereikia ir jas iškerpa. Ir ypač tai stebima tose zonose, kurios atsakingos už socialinės komunikacijas funkcijas ir sensorinį apdorojimą. Tai kalbant vėl apie suprasti, pamatyti, palaikyti, tai tikriausiai yra geriausia nuotrauka, ką galima parodyti, tai yra va mūsų sensorikos sutrikimai. Mes matom tik ledkalnio viršūnę, kur yra būtent kas yra apie elgesį. Mes matom, kas vyksta socialiniai situacijai. Atėjo vaikas į mokyklą, pastūmė kitą vaiką, jiedu susimušo ir kažkas ten atsitiko. Bet mes nematom viso kažkokio tai ledkalnio, kuris egzistuoja po to vandeniu, ar ne, kas ten yra, kokios yra va tos neurologinės priežastys. Nes, kaip jau ir sakiau, sensoriniai sutrikimai reikalauja sensorinės dietos ir sensorinė dieta nėra tik kreivinienės kortelės, tik kūno šukavimas, tik dar kažkas. Tai yra visas bendras aplinkos pritaikymas tiek namuose, tiek ugdymo įstaigoje ir priemonių metodų parinkimas ir būtent paskatinimas per pozityvius išgyvenimus. Dėl to, kai mes matome, ar ne, tuos sensorinius sutrikimus, nežinodami, kad jie yra sensoriniai sutrikimai, mes galim tiesiog pastebėti dažniausias tokias elgesio problemas. Aktyvumas. Mažesnis, didesnis, sako, sėdi visą laiką va taip pasirėmęs ar ne galva, mokykloje tikriausiai jam yra neįdomu. Arba rodom ant lentos kažkokias tai užduotis ir sakom, nusirašykit. Neina nusirašyti, pradeda siautėti, pradeda kažką tai, kitko veikti, ar ne? Nes yra labai sunku perkelti žvilgsnį nuo lentos į sąsiuvinį. Ir tiesiog žvilgsnio perkelimo metu žmogus gali pamiršti, kokia buvo informacija dėl neurologinių ypatumų. Ypatingai žemas arba aukštas energijos lygis, daug laksto arba kaip tik labai lėtai juda. Impulsyvumas, atrodo visi sėdi klasėje ir ne vis pašoka nuo tos kėdės. Trumpas susikaupimas ties užduotim, va čia yra problema didelė, nes lygiai taip pat kaip ir jūs, jeigu jūs sėdite kažkokiame susirinkime ir jum yra svarbi informacija, jūs be jokios abejonės ją klausot, bet jeigu, tarkim, kolegė turi pristatyti kažką tai iš kokio projektinio, nežinau, projektinės kelionės ir sudeda skaidres, kur vien tik tai tekstas ir jūs pradedat matyti, kad jūs jau nebesukaupė dėmesio. Tai yra normalus dalykas, bet kas vyksta su vaikais? Vaikai sėdi klasėje ir klausosi mokytojo. Čia kažkas šneka iš vaikų, čia jisai girdi galbūt kaip tiksi kieno nors laikrodis, už lango čirškia koks paukščiukas, dar ateina kažkoks tai kvapas, jo smegenys
ne visada gali atskirti, kuris garsas yra prioritetinis. Turim tokių vaikų, kurie negali ir jų dėmesys visą laiką šokinėja. Dėl to jiems mokytis reikia kuo ramesnėje aplinkoje, su kuo mažiau vaikų, kuo mažiau dirgiklių, nes tinkamos aplinkos parinkimas ženkliai įtakos jo kognityvinės funkcijas ir jo supratimą, dalyvumą paskaitoje ir pamokoje. Toliau motorinio planavimo gali būti sunkumai. Pavyzdžiui, tas pats paplojimas netgi gali neįtaikyti, ne visada suploti ar ne, apsirengti, rašyti gali būti sudėtinga, gali perspausti, pavyzdžiui, priemonę, jeigu yra propriocepcijos sutrikimai, gali labai garsiai kalbėti, nes nejaučia netgi, kaip sklinda garsas iš gerklės. Ne? Ir atrodo, kad reikia dar daugiau, kad aš tikrai pajusčiau. Arba rašo suspaudžiant visus flamasterius, nulaužiant visus pieštukus, nes atrodytų, kad labai sunku paskaičiuoti, kiek reikia mums tos jėgos. Dominuojančią ranką turėtų turėti jau nuo 5 metų. Rankų, akių koordinacija, jūs dabar užsimerkę prie savo kompiuterio, palieskit kompiuterio pelę. Ir jūs ją palėtėte tikriausiai, jeigu pabandėt. Kodėl? Todėl, kad jūsų akių rankų koordinacija ne tik veikia, bet jinai turi ir atmintį. Jūs vieną kartą pasidėjote čia, jūsų ranka įrašė tą informaciją. Dabar pagalvokit apie tai, kaip jūs lipat laiptais. Jeigu dabar neprisiminsit, tai prisiminsit lipant. 1-2 žingsnelius uždėjote ant laipto, ar ne? Ir kas atsitiko? Jūs turite tą AI sistemą savo kūne. Jūsų kūnas labai greitai paskaičiavo, kiek daug reikia pakelti koją, kaip greitai aš turiu lipti, koks turi būti žingsniamatis, kad aš užlipčiau nenaudodamas regos. Ir jūs nebežiūrite į tą laiptą visur, ten, kur einat, ar ne, nes jūs daro tai automatizuotai. Toliau kažkokie tai tokie dalykai kaip pasipriešinimas naujovėm, ar ne, pavyzdžiui, tas miegojimas ne savo lovoj. Tai irgi yra sudėtingas faktorius, nes jis susijęs labiau su vestibulinės sistemos sutrikimu. Ir problema yra kokia, kad vaikui labai sunku gali būti atsiskirti nuo mamos, nuo tėčio. Ir netgi sako, nu jis toks mamyčiukas kažkoks, jis visą laiką prie tos mamos prisiglaudęs, prie tos sijono prisirišęs, ar ne. Tai kodėl? Todėl, kad emocionaliai vaikas yra jautresnis ir jisai natūralu, kad prisiriša prie paties svarbiausio emocinio šaltinio, prie savo mamytės, tėvelio, ar ne. Ir dėl to visi tie pasikeitimai kažkokie, tai jie turi būti su pasiruošimu. Pavyzdžiui, maža motyvacija irgi yra labai susijusi su mūsų sensoriniam sistemom, tai sako, jisai visai neturi motyvacijos. Tai gali labai stipriai jaudintis dėl nepasisekusių dalykų, gali pasiduoti labai greitai, neturėti motyvacijos dėl to, kad tai neurologinis dalykas, ar ne? Tai dažnesni tokie simptomai, jeigu taip labai subendrinus, ką mes tikrai labai dažnai pastebim. Subliuškimas kūno, tas vadinamas daydreamingas arba nuėjimas žvilgsnio kažkur tai, laikymasis galvos, ar ne, kai atrodytų, kad tarsi mums nuobodu, gali netgi atsigulti ant žemės ir pasidėti tą ranką, tai iš vis įsipatoginti ir gulėti. Ir su vestibulinės sistemos jautrumu labai dažnai matom sėdėjimą W formą. Tai ir dar būna trečia, tokia galūnė pasideda, tai ranka pasideda, ar ne, ir su viena ranka žaidžia, dėlioja kažkokias tai dėlionės. Tai maždaug nuo 2-3 metų jau reikėtų tą sėdėseną arba tiesiai kojomis taisyti, arba tada turkišką formą reikėtų sodinti. Na ir pats svarbiausias, aišku, dalykas, ne tik suprasti, ne tik pamatyti, bet ir palaikyti. Tai yra svarbus tokie dalykai, žinoti, kas mums yra svarbu ir ką reikėtų paruošti. Tai kaip jau sakiau, aplinkos pritaikymas yra svarbu, mūsų supratimas taipogi yra svarbu ir neetiketizavimas, nes mes niekada nežinom, ar mūsų vertinimas atitinka ir sakydami, kad jam nuobodu, tai visiškai tai gali nereikšti tai, kad nuobodu ir mums reikėtų pasižiūrėti, ką galim padaryti, kad pagerinti vaiko dalyvavimą šitoje aplinkoje. Tai pavyzdžiui, jeigu yra garsams jautrų žmonės, tai jie turėtų dirbti, būti ramesnėje aplinkoje, tylesnėje. Jie greičiau pervargsta, persikrauna jų sistema. Dėl to, pavyzdžiui, po triukšmingos dienos mokyklos jis gali tiesiog norėti eiti pamiegoti. Ir tai visiškai normalu, nes tiesiog triukšmo buvo per daug ir jam visų tų stimulų reikia pabūti vienam. Labai puikiai veikia foninis triukšmas, tai yra baltasis vadinamas triukšmas. Jeigu jam reikia užkrauti
papildomai ar ne garso kanalą, tai būna, kad žmonėms padeda ir miegoti, pavyzdžiui, paprastas laikrodžio tiksėjimas, kažkokie buitinių prietaisų garsai arba kaip tik gali jų bijoti. Tai vėlgi reikėtų žinoti, kokie dalykai jam gali padėti arba tiesiog pasirinkti tylą. Lytėjimų jautrų žmonės, tai įdėjau specialiai tokią nuotrauką, kuri puikiai yra, tai yra autizmo tyrinėtojos pačios Temple Grandin išrastas, toks vadinamas squeeze, tai yra suspaudimo aparatas, kuris duoda sensorinius pajautimus, tai yra ta tokia apkabinimo funkcija, kada žmogus nenori apsikabinti, bet jis nori pajusti tą suspaudimą. Tai visos sensorinės priemonės yra geros, kurios atliepia tam tikrą poreikį ir jį patenkina, nes tada žmogus gali geriau funkcionuoti. Tai ir kūno šukavimas, ir tokios įvairios apkabinimo mašinos, pasunkintos antklodės, pasunkinti svareliai ant rankų, ant kojų ir taip toliau. Tai jeigu mes turim lytėjimui jautrius žmonės, tai visada neturėtume sakyti, kad ką tu čia dabar negali apsirengti šitų marškinėlių. Jam gali būti skauda apsirengti tuos marškinėlius, suprasti ir rinktis drabužius be kažkokių šiurkščių etikečių, siūlių, nepatogių audinių ir taip toliau. Ir aišku, pagrindinė pagalba tai yra, sakykime, ir kūno šukavimas, suspaudimas, kompresijos ir taip toliau. Kas įdomu su vaizdinė perkrova, tai visi turime telefonus, ekranus, visi visą tai naudojam. Bet, pavyzdžiui, fluorescencinės tos vadinamos lempos, tai yra pats baisiausias dalykas vaikams su regos jautrumu ir jie visą laiką juos, galima sakyti, kad jų smegenys įnervuoja tos lempos ir jos netgi galima sakyti, girdi tas lempas. Tai sunku mums suprasti, bet tai būtent yra vienas iš trigerių arba vienas iš tam tikrų tokių sensorinių rimtų dalykų, kurį reikėtų suslopinti. Tai tada arba pritemdyti kažkokį tą šviesą, kad žmogus geriau jaustųsi. Naudoti galbūt akinius nuo saulės, sumažinti tą vizualinį triukšmą, jeigu galim, kad nebūtų to mirgėjimo. Įdėjau tokią įdomią mini studiją, kartoju ar ne, bet tiesiog įdomumo dėliai, kaip veikia mūsų uoslė. Uoslė iš tikrųjų yra vienintelis tas jutimas, kuris tiesiai gaunamas į centrinę nervų sistemą, kad nėra kažkokio kanalėlio, per kur tai praeina, ar ne? Tai įdomi studija buvo tokia, Kanadoje atlikti tyrimai parodė, kad buvo būtent viena grupė 18 vaikų, kurie turėjo tipinę raidą ir kita grupė 18 vaikų, kur jiems buvo diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas, jų buvo paprašyta įvertinti įvairius kvapus, kurios paprastai mes vertinam kaip neutralūs arba skaniai kvepintis. Ir žiūrėkit, kas gaunasi. Vaikai, kurie buvo tipinės raidos, matote, pirma grafa, tai yra mėlynas tas stulpelis, ar ne, ir matom, kad vaikai įvardino tuos kvapus kaip malonius ir nemalonių buvo pakankamai nedaug. Tuo tarpu vaikai su autizmo spektro sutrikimu tuos kvapus daugiau įvertino kaip nemalonius, tai oranžinis tas stulpelis, negu malonius. Tai reiškia, kad net jūsų kvepalai, kažkokie tai plaukų purškalai, dar kažkas, tai kurie jums labai malonus, vaikui gali sukelti nemalonius jausmus ir tai gali veikti irgi jo buvimą bendruomeniai, jo aktyvumo lygį, jo nesusikaupimą, nes visą laiką jam bus kažkoks tai kvapas, kuris jį dirgina. Aišku, kiti tokie dalykai, kurie svarbus, rutina, prognozuojamumas ir be jokios abejonės tai, kad galima viską nuspėti, tai netgi galima suplanuoti dienas, tvarkaraščius sudaryti, tai pavyzdžiui, pagalbinės technologijos kaip Margaritos Jurevičienės, tarkim, gali tai būti tekst paveikslėliai, įvairūs nuotraukytės ir taip toliau. Kartais tėveliai sako, aš bijau naudoti teksus, todėl kad mano vaikas nekalba dabar ir jeigu aš pradėsiu juos naudoti, tai mano vaikas iš vis gali nekalbėti, tik rodys paveiksliukus. Tai jau esu minėjusi, kad regos zona yra pagrindinė kalbiniai raidai.
jūs tikrai turit naudoti vizualinį vaizdą su tekstu, norėdami paskatinti kalbinės raidos vystymąsi. Tai yra labai svarbu iki 7 metų būtinai, nes tai yra pagrindas, būtent mūsų vaizdiniai jutimai, tai yra pagrindas kalbiniai raidai. Tai galim naudoti įvairiausius tvarkaraščius, galim naudoti pritaikytas įvairias priemonės. Taipogi galim naudoti kažkokius tai metodus struktūravimo, ar ABOS, ar TEACH. Mano bazė buvo TEACH, tai yra Šiaurės Karolinos universiteto struktūruoto mokymo sistemos. Kodėl man jinai patinka? Todėl, kad jinai prisitaiko prie aplinkos, duoda tam tikrą aiškumą, kas bus, kiek ilgai kažkas tai bus, ar ne, ir taip toliau. Tai vat, kai kalbam apie šitą struktūruotą metodą, tai yra labai svarbu būtent aiškumas visur. Ir kas yra labai svarbu, kad jeigu taikom schemas, struktūros schemas tam tikras mokykloje, tai turi būti jos ir namuose, nes nėra tokio dalyko kaip savaitgalio, mums reikia savaitgalį suplanuoti. Tai kaip pavyzdys, ar ne, čia kairiame kampe matot parašyta angliškai brokoliai ir uždėtas toks lankas. Tai kaip žmogui žinoti, kiek daug jam ravėti tos žolės, ar visus tos brokolius išrauti, ar ne? Tai paprastas toks dalykas - struktūros pateikimas aplinkoje, aplinkos pritaikymas prie samos situacijos. Žmogus žino, kad aplink lanką reikia ravėti, viduje nereikia ravėti. Ir čia yra nuotraukos iš savarankiškai gyvenančių žmonių Šiaurės Karolinoje, kuris teiktas savarankiško gyvenimo namų, toksai visas kvartalas, ir ten žmonės gyvena jau apie 30 metų. Tai jų aplinkoje tų struktūrų yra labai daug. Arba, pavyzdžiui, čia per vidurį tokia nuotraukėlė, ar ne, kad jums nereikia ištraukyti visų kirminiukų iš žemės, kurią randat. Nes jie, matot, žaliai parašyta, ar ne, jie gyvena sode ir jie padeda augalams augti. Tai tie kirminiukai, kad jie yra šitoj žemėje, tai viskas yra tvarkoje ir jie čia turi likti. Tai paprastos tokios struktūros, ar ne, jos padeda viską vizualizuoti, suprasti, duoti pasirinkimą ir sumažina, kas svarbiausia, visiškai sumažina žmogaus stresą, kad bus kažkoks tai netikėtumas, nes netikėtumą mes irgi galim įdėti struktūrą. Ir tada nebus tokių didelių elgesio problemų, emocinių problemų šalia tų sensorinių poreikių. Ir aišku, paskutinis dalykas tai sensorinės priemonės kortelės, kurią mes išleidom kartu su autorė Urte Kraniauskaite, kuri buvo iliustratorė. Tai kas yra svarbu, tai ne vien tik tai struktūros, tai yra Jane Iris, Svetlanos Mazgutovos ir kitų korifėjų, kurie analizuoja įvairius sensorinius procesus, tai bet neužtenka to žinoti, mums reikia vaikams pateikti tai žaismingai. Ir dėl to mano tikslas buvo pateikti žaismingas korteles, tam, kad nereikėtų visą laiką galvoti, o kaip padaryti vieną arba kitą. Ir tiesiog tai galima pateikti kaip tam tikrą žaidimą. Pačios priemonės, patys paveiksliukai sukurti tokiu būdu, išanalizavus tūkstančius piešinių, kaip piešia patys vaikai su autizmo spektro sutrikimais ir kaip jie mato vienus arba kitus objektus, kaip suvokia tam tikras spalvas, kokias jas naudoja. Tai buvo didžiulis darbas, kuris yra įdėtas tam, kad tai būtų prieinamiausia tam vaikui, kuriam jisai yra sukurtas. Tai paprastai tariant, ar ne, kad kalbant apie sensorinius poreikius, labai svarbu juos ir suprasti, kodėl tai yra, įsinešti galbūt tokią žinutę, kad tai yra neurologinis procesas ir mes jo negalim kažkaip tai užgniaužti, suvaldyti ir pamatyti turim, kas yra po to elgesiu, ką mes galim padaryti ir kaip mes galim atliepti tą poreikį, kaip galim aplinką pritaikyti. Ir be jokios abejonės labai svarbu tai yra palaikyti, nenuteisti, būtent padėti šitoj situacijai. Taigi, pagalvokit apie žinutę, kurią jūs išsinešat. Gali tą žinutę parašyti į chat laukelį, kol pasižiūrėsite filmą SOS sensorikos sutrikimai. Tai aš mielai noriu pakviesti jūs pastebėti filmą, kuris šiandien kaip tik buvo paleistas jau mūsų
mūsų YouTube kanale ir tiesiog kviečiu šitą trumpą vaizdo įrašą pasižiūrėti ir turime čia įvairių specialistų komentarus apie tai, kas yra sensoriniai poreikiai, kaip mes juos apčiuopiam, ką apie juos reikėtų žinoti. Ir kadangi aš jau norėsiu po filmo atsisveikinti, noriu tik tai pasakyti, kad tai yra pirmas filmas iš šito projekto, bet kiekvieną ketvirtadienį 9 ryto, jeigu norite tiesiog daugiau sužinoti irgi apie sensorinius poreikius, tai kiekvieną ketvirtadienį 9 ryto visą vasarą jūsų lauks po trumpą filmuką apie specifinės sensorikos sutrikimus ir tiesiog jūs galite juos perklausyti bet kada arba kai jau jie išeis, arba tiesiog užsiprenumeruoti ir jums ateis priminimas apie tai, kas yra sensoriniai poreikiai. Tai matau jau klausimą, klausėte Živilė, ar bus galima perklausyti įrašą. Tikrai taip, įrašas bus ir bus pateiktas mūsų neurosensomotorikos Facebook kanale, kaip ir visi kiti įrašai ir YouTube kanale. Tai tikrai galite pasižiūrėti ir perklausyti, jis bus paskelbtas visai netrukus, o dabar kviečiu tiesiog pasiklausyti ir pasižiūrėti trumpą filmą. Ir ačiū visiems, kurie buvote ir lauksiu kitose susitikimuose ir lauksiu rugsėjo 19, jeigu norėsit daugiau sužinoti apie giluminius būtent sensorikos sutrikimų specialistams. Atsisveikinu ir palieku jūsų filmų. Sveiki, šiandien kalbėsime apie sensorikos sutrikimus. Kviečiu Jūs pažinti pasaulį, kur pojūčiai veikia kitaip. Ar kada nors matėte vaiką, kuris užsidengia ausis, kuriam sunku priimti aplinkos triukšmą, kuris nuolat juda ir negali nusiraminti, kuriam sunku sukaupti dėmesį? Galbūt tai nėra vien tik tai noro ar nenoro klausimas, o apie tai byloja sensoriniai poreikiai arba sensoriniai sutrikimai. Labai svarbu suprasti, kad sensorikos sutrikimai nėra pasirenkami dalykai. Tai yra neurologiniai procesai, kurie reguliuoja vaiko elgesį, emocijas, tam tikrus veiksmus, kuriuos jis atlieka atitinkamų aplinkoje. Ir mes negalime nutarti, kad tų sensorinių poreikių būtų daugiau arba mažiau. Sensoriniai poreikiai, tarsi kaip tam tikri ąsotėliai, kuriuos mums reikia pripildyti dienos metu ir tam, kad galėtume pilnavertiškai dalyvauti socialinėje aplinkoje, kad vaikas galėtų dalyvauti mokyklos veikloje, būreliuose, kad jo elgesys, emocijos galėtų atitikti tam tikrą socialinį kontekstą. Ir dėl to mums kaip mokytojam, specialistam, socialiniam darbuotojam, kineziterapeutam, ergoterapeutam ir kitiems yra labai svarbu žinoti ir suprasti, kas yra tie sensoriniai poreikiai. Kai kalbam apie sensorikos sutrikimus, tai tikrai galime sakyti, kad tam tikrus ankstyvuosius simptomus jau galime pamatyti vaiko raidoje. Tai pavyzdžiui, galime matyti itin didelį jautrumą prisilietimui, etiketėms, kurias reikia visas nukirpti nuo rūbelių. Taipogi galime matyti ir bendrus tokius motorikos problemas. Tai gali būti vėlesnis sėdėjimas, neropojimas, praleidžiama šita ropojimo stadija ir tada vaikas iš karto jau kyla ant pėdų arba pirštų galiukų. Gali matyti jautresnį emocinį foną, kada vaikas labai greitai susijaudina, yra verksmingas, labai sunku atsiskirti nuo mamos.
Tai nebūtinai galbūt susijęs su vien tik tai raidos tam tikrais etapais, bet taipogi tai jau gali liudyti apie jautresnę sensorinę sistemą ir turime tai atkreipti dėmesį. Jeigu kalbame mes apie vaikų sensorinius poreikius, tai mes kalbam apie tai, kaip jie priima sensorinius dirgiklius iš aplinkos, juos apdoroja ar ne, ir kaip jaučiasi su tuo. Kodėl jie svarbus? Tai tiesą pasakius, jau 10 dirbu kaip logopedė, būtent su vaikais, kurie turi sensorinių sutrikimų ir sensorinių iššūkių įvairių. Ir pradžioje, kol aš neįsigilinau į šį sutrikimą, sakykime, tai labai buvo man pačiai daug klausimų ir neturėjau daug atsakymų, kodėl vaikas elgiasi vienaip ar kitaip, kodėl jo elgesys yra vienoks ar kitoks. Ir tų sprendimo būdų tada man buvo labai sunku surasti, kaip jam padėti. Tėveliai kreipiasi, ypač kai pradeda į mokyklą ten, kur reikalavimai ar ne, kažkokie lūkesčiai, tada elgesio emociniai sunkumai, jau jie yra tokie ryškus, kad jau nepavyksta vieniems įveikti, nepavyksta jų sureguliuoti vieniems, tada jie kreipiasi. Gerai, ta prasme, geresnis variantas, kai tėveliai patys kreipiasi, ar ne, tokio vėlgi ieškodami pagalbos. Kai mokykla nukreipia, ar ne, tėvelius, tai dažnai vėlgi galima ateiti su įvairiais tokiais, ar ne, jausmais, gali tėvai ateiti išsigandę, nes jau mokykla nukreipia, gali ateiti supykę, nes jau mokykla pamatė ir tada noris labai ginti tokio gynybiškai, ar ne. Bet čia sakau, vėlgi kažkokio vieno modelio nėra, bet dažniausiai ateina, kai jau nesusitvarko patys. Labai svarbu paminėti, kalbant apie sensorinius iššūkius, kad yra 2 grupės – hiperjautrumas ir hipojautrumas. Ir jie bus visiškai skirtingi tie vaikai. Kaip sakoma, ypač jeigu dirbam su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, niekada nesutiksim tokio paties vaiko. Kada kreiptis į kineziterapeutą? Tai kokius požymius, simptomus pastebėjus reikėtų sunerimti ir pasikonsultuoti su kineziterapeutu? Tai pirmiausiai, jeigu pastebim, kad 2 mėnesių vyresni vaikai nefiksuoja, nefokusuoja žvilgsnio ir neseka, jeigu pastebim bet kuriuo, sakykime, amžiaus tarpsniu nuo pat pradžių, kad labiau aktyvesnė viena kūno pusė, jūs pastebit, kad labiau judina ranką koją arba ranka koja vienos pusės mažiau juda, gali būti tik viena ranka arba koja. Jeigu matot, jūs, sakykime, patiriat, kad jums sunku aprengti vaiką, ypač jeigu yra rubelis per galvą ir reikia rankas įkišti rankovę ir jums yra sunku sudraugauti su rūbu, jeigu jis nėra susagstamas per priekį. Ką mes pastebim, kad nemėgsta, nenori gulėti ant pilvo. Tas gulėjimas ant pilvo irgi kokybinio aspektų irgi yra tam tikri ženklai, kaip teisingai turi gulėti. Taip? Jeigu jūs pastebėt, jeigu vaikas guli ant pilvo, remiasi dilbiais, bet jis labai lošia galvą, tai mums irgi ženklas, kad jis guli ne taip, kaip turėtų gulėti, taip, ir tam tikros raumenų grupės dirba per daug. Tai mes tada turim būtent tas zonas, kurios yra per daug įtemptos, mes turim atpalaiduoti ir aktyvuoti tas, kurios yra silpnos. Tikėtina, kad jam sunkiau, sakykime, bus užsikelti kojas, kai guli ant nugaros, įsidėti tą koją į burną, taip, verstis teisingai, taisyklingai, taip, jam išeis verstis ant pilvo, bet jis pamatysim, kad verčiasi išsirietęs, taip, ką prieš tai minėjau, kad mėgsta tą galvą lošti, ar ne. Tai vėliau gali sąlygoti ėjimą ant pirštų arba polinkį stiebtis emocijų metu arba nuolat eiti ant pirštų, nes būtent raumenys, kurie yra nugariniai pusėje, jie bus įtempti ir trumpesni negu tipiškai reikėtų būti. Ką
aš noriu pasakyti apie elgesį, ar ne, kas pasireiškia, jeigu vaikas turi sensorinių iššūkių, kaip pasireiškia per elgesį. Tai labai labai įvairiai, nes mes turim 8, ar ne, sensorinės sritis, nes, sakykime, vaikas jautrus garsui. Tai jisai jau veiksmais parodys, dengsis ausis, kai jam yra nemalonus garsas ar jį dirgina kažkas. Tuo tarpu kitas vaikas gali kaip tik save stimuliuoti garsais, mėtyti daiktus, ar ne, nes dažnai sako, ar mokytojai skundžiasi, ką daryti, jisai nuolat barbena, jisai nuolat kelia triukšmą, tai kojomis, tai savo kūnu, tai daiktus mėto ir panašiai. Tai vėlgi mes galim paaiškinti būtent apie sensorinius vaiko iššūkius, nes jisai taip save stimuliuoja garsais ir jisai patenkina savo tą poreikį. Kai kalbam apie sensorikos sutrikimus, kartais galvojam apie tai, kad tikriausiai tėvai, kurie augina vaikus su didesniais sensoriniais poreikiais, susiduria su didesniais iššūkiais ir greičiau patiria tėvystės perdegimą. Tai galima sakyti, kad tai yra labiau galbūt mitas negu realybė. Ir Belgijos institutas tėvystės perdegimo, kuris ištyrė labai daugelį tėvų, parodė jų tyrimai, kad tikrai tai nėra visiškai tiesa, nes tėvystės perdegimas labiau sietinas su kitais faktoriais. Tačiau jų tyrimai taipogi parodė, jog vaiko negalia ir didesni sensoriniai iššūkiai turi įtakos tėvų emociniai geroviai. Lina, turbūt esat girdėjus apie tėvystės perdegimą. Taip. Kaip iš savo patirties galit pasidalinti galbūt, kiek sekina galbūt tam tikros situacijos, kaip pačiai atrodo, kiek tos stiprybės reikia tėvams? Daug. Pirmiausia, reikia labai daug darbo. Daug darbo reikia pirmiausia susitaikyti su tuo, pamilti, išmokti džiaugtis kiekvieną dieną, suprasti, kad ši diena nepakartojama ir jeigu jin tau super praėjo, tai tu sakai, blemba, duodu 10 balų. Nes tu eini kiekvieną dieną, čia ta terapija, čia logopedas, čia ergoterapija. Tu kiekvieną dieną planuoji savo dienotvarkę, ne tik, kad tu į darbą eisi ir ką ten darysi, bet ką tu darysi po darbo, kokie tavo planai, ką tu šiandien su tuo žmogum mažuoju veiksi, darai ir tu matai, kad jisai galbūt nenori, jisai nenuotaiko, jisai pyksta, jisai pradeda isterikuoti ir tu galvoji, kaip ir bergždžias tas gyvenimas, toksai bergždžias tavo pastangos, tu tiek daug įdedi, galų gale tu nebeturi savo savaitgalių. Tu nebeturi savo poilsio, nes paprastom dienom žmogus išeina į mokyklą, paskui raidos centrą, jisai turi užsiėmimus su savo bendraamžiais, su specialistais, ateina vakaras ir tu kiekvieną kartą galvoji, ką darysi ir matai, kad tau feedbacko atgal nėra, jis tau suisterikuoja, galbūt nori muštis, gal jis tau nenuotaikoje yra. Ir tu galvoji, visas jėgas, kurias galėjai, atidavai, savaitgalį neturėjai, nes savaitgalį mes kažką turim veikti, kad nesėdėti prie telefono ir šiaip numesti tą žmogų, ar ne, kad kuo daugiau tų įspūdžių pamatyti, praeiti, gyventi. Ir tu matai, kad tau dar kaip ir blogiau ir tu blogai jauties, neįsilsėjęs, lauki kitos dienos, kaip praeis ar ne, bet kai praeina kita diena, galvoju, bet svarbiausia, nieks nenumirė, nieks nereanimacijoje. Ir dar noriu tiesiog tokią žinutę tėvams nusiųsti ar ne tėvams pasakyti, kad labai dažnai, kai mes girdime tą žinutę ir tokiu nori tą žinutę per klausimą. Ar žinutė, vėlgi tėveliai, kai skrendat lėktuvu, kokią žinutę sako, kai tokia stiuardesės bendra instrukcija, kaip elgtis
avarijos atveju. Juk stiuardesės visą laiką sako, kam pirmiausia dedama deguonies kaukė avarijos atveju? Vaikui ar jums? Ir ko gero tikrai visi tėveliai pritarsite, kad yra sakoma, kad deguonies kaukė avarijos atveju yra dedama pirmiausia suaugusiam. Kodėl? Todėl, kad suaugęs pasirūpinęs savim galėtų su tą kaukę pasirūpinti daug efektyviau tuo vaiku, kuris yra šalia jo. Kai kalbam apie sensorikos sutrikimus ir poreikius, mums yra labai svarbu suprasti, kad mūsų visą kūną veikia centrinė nervų sistema ir sensoriniai poreikiai gali kilti iš mūsų sensorinių sistemų, tai yra vestibulinės sistemos, kuri yra pati svarbiausia, propriocepcinės ir taktilinės sistemos. Kai kalbam apie šitos sensorinius visus iššūkius, poreikius, tai turim nepamiršti, kad žmogaus smegenys yra vienos ir visus tuos sensorinius jutimus vaiko, jaunuolio smegenys turi priimti, išrūšiuoti, suprasti. Ir kai vienų arba kitų poreikių arba iššūkių sensorinių kyla ir jų yra per daug arba jų yra per mažai, tuomet mes ir turim tam tikras probleminės situacijas, kada reikia paremti vaiką, padėti ir reikia suprasti pirmiausia, dėl ko kyla vienoks arba kitoks elgesys. Ar vaikas nori atsitraukti, ar jis užsidengia ausis, ar jis tiesiog patyrė tą vadinamą meltdowną, tai ir ištirpo tiesiog aplinkoje, nes jau sako, stop, viskas, nebegaliu. Tai kartais savo studentam netgi pasakoju apie tokią situaciją. Įsivaizduokit, kad jūs važiuojate automobiliu, yra tamsu, lyja, garsiai groja muzika ir jūsų draugai aplinkui labai garsiai kalba. Juokiasi, kalba, juda automobilyje, o jums reikia vairuoti. Ir, tokia įtempta situacija, tamsu jūs bandot prie vairo netgi dar pasižiūrėti, kur čia tas kelias, kur čia man vairuoti ir atrodytų, o kodėl čia taip svarbu, ar ne, kažkoks tas triukšmas. Bet pirmas dalykas, ką jūs norite padaryti, norėdami matyti geriau kelią, pasakyti draugams truputėlį ramiau arba netgi išjungti garsiai grojančią muziką. Nes tai padeda jums susikaupti ir matyti kelią geriau. Kodėl? Todėl, kad smegenys jūs yra vienos, jūs gaunate vienu metu klausos, regos, kūno pojūčio, temperatūros, sėdėsenos, propriocepcinio impulso, kiek jūs ten įsitempęs esat savo viduje, ar ne? Begalė signalų paprastoje situacijoje ir jūsų smegenim reikia visą tai apdirbti. Ir kai yra šiek tiek grėsminga situacija, kad jūs galit galbūt ar paslysti arba nepamatyti kelio, nes tai yra sudėtingos vairavimo sąlygos, tai tuomet jūsų sistema be jokios abejonės ir siunčia signalą, tu kažką sustabdyk. Lygiai taip pat jaučiasi vaikas, jaunuolis, kuris jau artėja prie tam tikros emocinės, sensorinės perkrovos ir pirmieji simptomai tai irgi gali būti atsitraukimas, užsidengimas, akių, ausų, tam tikras, pavyzdžiui, pasikartojančių stimulų kartojimas arba krenkštėjimas vis dažnesnis. Tai gali būti tie vadinami stimai, rankų įvairūs judesiai, kurie jau pradeda labai reikštis, nes tikrai tai parodo tam tikrą nerimo lygį, nes yra kažkokia tai neaiški situacija. Na ir apibendrinant, ar ne, kalbam apie šitos sensorinius iššūkius ir sensorinius poreikius, tai svarbu paminėti, kad sensorinės sistemas turime mes visi. Tiesiog kalbant jau apie sensorikos sutrikimus, kad jie būna itin menki, tai yra lengvi, kuomet tikrai nekyla jokių didelių iššūkių žmogui ir jis gali pilnavertiškai gyventi visą gyvenimą ir dalyvauti įvairiose veiklose. Kai kalbam apie vidutinio sunkumo sensorinius sutrikimus, tuomet jau reikia žmogui pagalbos, tai ir aplinką reikėtų pritaikyti ir lygiai taip pat naudoti sensorinės dietos principus, nes tai padeda išlaikyti dėmesį, tai padeda susikaupti tam tikrose situacijose. Na ir kai kalbam apie jau sudėtingus sensorikos sutrikimus, tuomet kyla labai daug iššūkių ir dažnai jau visos sistemos, tiek taktilinė, tiek propriocepcinė, tiek ir vestibulinė,
yra tikrai signalizuojančios tos raudonas vėliavėlės. Ir visuomet pradedam dirbti tikriausiai nuo vestibulinės sistemos, norint atliepti ir visas kitas, nes vestibulinė sistema yra pati svarbiausia, kaip jau sakiau, jinai susijusi su mūsų judesio erdvėje, su mūsų kūno pozicijos keitimu, su statinė dinaminė pozicija. Pavyzdžiui, nori vaikas nučiuožti nuo kalniuko, ar ne, tai va čia statinė dinaminė pozicija ir vestibulinė sistema veikia labai puikiai. Ir be jokios abejonės už emocijas. Už emocijas, todėl kad vestibulinė sistema ne tik formuoja emocijas, tarkim, gali būti vaikas jautresnis, labilesnis, labiau prisirišęs prie mamos ir jeigu dar girdės, kažkokius tokius net pasakymus, kad, jis visą laiką, ar ten jinai visą laiką kažkaip prie tos mamos, negali nuo tos mamos atsitraukti. Tai iš tiesų, kadangi vaikų su vestibulinės sistemos jautrumu ir taip, toks savęs vertinimas gali būti menkesnis, prieraišumas labai didelis, ar ne, prie vieno iš tėvų, ir dar girdimos tam tikros frazės arba pasakymai, jie dar labiau gali sumenkinti vaiko, jaunuolio savivertę. Tai iš tiesų reikėtų vengti, tokių komentarų, pasisakymų. Propriocepcinė sistema, dažnai tie tam tikri simptomai, signalai, jie irgi klijuoja labai daug įvairiausių etikečių. Tai sako, jisai visą laiką toks kažkoks išglebęs, jisai nieko nenori, žema motyvacija. Tai net ir žema motyvacija gali būti susijusi su labiau propriocepciniam problemom. Tai todėl, kad tikrai labai sunku vaikui, jaunuoliui, kuris turi tą tokį, sakykime, išglebus atrodo sistemą, daug reikėtų įdėti tam tikro impulso, kad, tas raumenų tonusas pasikeltų, tarsi jisai būtų ten, nežinau, prie stalo tiesiau sėdėtų, tai arba sėdėtų nepasirėmęs galvos, tai tiesiog tai nepriklauso nuo vaiko ar jaunuolio norų. Jo sensorinė sistema pradeda užmigti, kai tik atsisėdau, tik atsigulu, ar ne, jisai tiesiog labai atsipalaiduoja ir netgi raumenų tonusas jisai dar daugiau sumažėja. Tai tokiu būdu sensorinė dieta irgi padėtų įvesti tam tikrą balansą tarp judesio veiklų ir poilsio veiklų ir tuo pačiu pagerintų vaiko, jaunuolio dėmesio sukaupimą. O taktilinė sistema, tai be jokios abejonės tai yra irgi toks truputėlį emocinis momentas, todėl kad taktilinė sistema, jeigu tu netoleruoji švelnių prisilietimų, žmonės socialiniam pasaulyje pakankamai daug liečiasi, tai yra ir duoda labas, ir stovi eilėje, ir atlieka begalę kitų veiksmų ir tavo taktilinė sistema visą laiką įsigandusi, kad neduok Dieve mane kažkas prilies, tai taipogi gali būti vaikas, jaunuolis jautresnis, nesitėti, nesivilkti kažkokių tai rūbų, gali nejausti temperatūros. Šiuo atveju sensorinė dieta galėtų padėti ir pralaužti ledus, būtent bijojimo šitų sensorinių simptomų, ir ženkliai geriau atliktų tam tikras diskriminacinės funkcijas, kai mums reikia atskirti kažkokius tai dalykus, nes pirščiukai tą puikiai atlieka. Ir be jokios abejonės padėtų sureguliuoti mūsų supratimą temperatūrinio jutimo.